Kartais būtent liga tampa postūmiu keisti gyvenimą, požiūrį, vertybės, kaip kad Nerijaus, prieš 8 metus susirgusio opiniu kolitu, klastingu lėtiniu žarnyno uždegimu. Iki tol jaunam vyrui nei negirdėtų ir nežinotų, tačiau apvertusių gyvenimą aukštyn kojomis. Gan stipriai prasidėjo rūmiai man. Buvau beviltiškas tarp ligonių. Nelabai man kas padėjo iš tų vaistų, ką tuo metu siūlino. Todėl aš ten kažkaip vis sakydavau, bus pagerėjimas, sulaukbiškai reikia, bet taip laukdavau ir kažkaip man jisai, jeigu ir būdavo, tai labai trumpai paskui vėl būdavo umėjimas. Nesmagi liga. Nesmagi. Nieko gražaus jo nėra. Nerijaus gydymas nebuvo lengvas. Teko dažnai gulėti ligoninėje, kol pritaikyti būklę pagerinę vaistai. Pačių lėtinių uždegiminių žarnyno ligų, opinio kolito ir Krono ligos diagnozė, pasak medikų, nėra sudėtinga. Tačiau svarbu, jog pacientai su tipiniais sindromais, viduriavimu, kraujavimu šeimos daktaru būtų nusiųsti būtent pas gydytoją gastroenterologą. Opinio kolito diagnozė dažniausiai nėra labai sunkiai nustatoma. Kartais pradžioje ligos gali jį imituoti infekcinį kolitą, tai yra bakterinį ir virusinį storosios žarnos uždegimą. Kartais yra sumaišoma ir galvojama, kad yra hemorojus, kad yra žarnos vėžys, nes yra kraujuojama iš tiesiosios žarnos. Ar iš išangės įplėša. Sergant šioms lygomis pažeidžiamas ne vien tik virškinimo traktas, bet galimi ir kitų organų pažeidimai ir sunkios komplikacijos. Opinis kolitas gali pasireikšti sunkia fulminantinė forma, kai pažeidžiamas visas žarnynas ir anksčiau vienintelė išeitis būdavo chirurginis gydymas, pašalinant 2 metrus storųjų žarnų ir dėja ne visuomet tai padėdavo išspręsti problemą. Lygiai taip pat gali būti sunkios kitų organų komplikacijos, pavyzdžiui, sunkiai gyjančios, nekrotizuojančios odos opos, sąnarių uždegimai. Taip pat gali būti ir kepenų pažeidimas, kuris progresuoti gali net iki kepenų cirozės ir netgi kai kuriais atvejais reikia kepenų transplantavimo. To Krono ligos atveju sunkios gilios opos gali tiesiog prakiurti, susidaryti kanalai, vadinamos fistulės, į kitus organus, pavyzdžiui, šlapimo pūslę, į kitas žarnas ar net išangės srityje į paviršių ligoniai tampa visiškais invalidais. Tai iš tiesų yra opi problema ir psichologinė problema, koks yra visuomenės požiūris, darbdavio požiūris, nors ir kalbama apie tai, kad lyg tai sąlyginai nedidelė grupė žmonių serga, bet vis tiek tai yra mūsų žmonės, tai paliečia jų aplinką, tai suserga jauni žmonės nuo 15 iki 35 iki 40 metų ir tai yra darbingi žmonės. Ir tai yra didžiulė problema, kada reikia slėpti šitą ligą, žmonės jaučiasi nepatogiai, tai yra ir įtampos ir problemos šeimose. Apie nepatogias ligas, kurių pagrindinis simptomas viduriavimas, visuomenė žino nedaug. Sergantieji tai slepia, o anksčiau šios ligos nebuvo tokios dažnos. Manoma, kad sergančiųjų Lietuvoje yra iki 1500, tačiau per pastaruosius 2 metus jų padaugėjo trečdaliu. Vien Kaune naujų atvejų diagnozuojama apie 80 per metus. Šiandien medikai neabejoja. Jų atsiradimui įtakos turi ir genetiniai faktoriai, tačiau taip pat ir aplinka. Ypač iš vakarų šalių atkeliavęs vis populiarėjantis greitasis maistas, ne patys sveikiausi mitybos bei žalingi įpročiai. Per artimiausius 10-15 metų lietuviams priėmus tą vakarietišką gyvenimo būdą, už viską reikia mokėti, mes įgavom laisvę, įgavom ir daug teigiamų dalykų, bet dėja, kai kurie mitybos įpročiai ne visai tapo, jie atitinka sveiko gyvenimo būdo, sveiko gyvenimo, sveiko maisto reikalavimus. Viso to pasekoje tikrai sergamumas šitos ligų grupės, reiškia, ligomis didės. Tai jaunų žmonių 25–40 metų amžiaus ligos. Jų stebėjimas ir gydymas trunka visą gyvenimą, tačiau laiku suteikta pagalba leidžia susirgusiems gyventi prastai, dirbti ir netapti našta visuomeniai. Pagalba egzistuoja, tačiau ji brangi. Ir naujausių biologinės terapijos vaistų Lietuvoje užtenka ne visiems, kam jų reikia. Kai kurie pacientai jų gali negauti dėl to, kad šie vaistai skirstomi centralizuotai, skiriant lėšas ir aišku, kad
ne visiems mes turime irgi taupyti ir kartais pažiūrėti, kuriam pacientui labiau reikia vieno ir kito vaisto. Tai tas dalykas iš tikrųjų yra. Mes negalim tikrai taip betodariškai dar paskirti veiksmingiausių vaistų visiems, kuriems galbūt reikėtų. Ir nedideliai daliai, ir nemažai daliai pacientų gali tekti gydytis ir senesniais vaistais arba senesniais metodais. Praeitais metais mes galėjom gydyti tik 5 ligonius. Tai įsivaizduokit, kaip sunku mums yra, kai reikia atrinkti, kuriam duoti, o kuriam neduoti. Ir kuris yra geresnis, o kuris blogesnis, kad jam duosi kitais metais, o ne šiais metais. Europoje gydoma kažkur apie 30% tokių ligonių. Pas mus kol kas 1–2%. Iki šiuolaikinio gydymo biologinę terapiją įdiegimo labai daug ligonių sergančių opiniu kolitu ir Krono liga buvo gydoma chirurgiškai. Ir tik tais prieš gerą 14 metų atrado šitą biotechnologijų dėka naują gydymo metodą biologinę terapiją. Gastroenterologai galėjo iš esmės padėti sunkiausioms uždegiminių ligų formomis sergantiems ligoniams ir pasiekti ilgalaikės remisijas, išvengti komplikacijų, daugeliu atveju išvengti chirurginio gydymo. Gydytojai šviesaus ateities paveikslo nepiešia. Pasak jų, vis labiau plintant vakarietiškam gyvenimo būdui, daugės ir vadinamųjų civilizacijos ligų. O tam, kad išvengtume gausybės nedarbingumo ir neįgalumo atveju, medikai pabrėžia būtinas visuomenės švietimas, ankstyva šių ligų diagnostika ir šiuolaikinis gydymas.